Internetas. Gali būti interneto, reiškia, skelbimo portalų. Visų pirma, turit suprasti, kad skelbimo portalai nepateikia parduotų objektų kainų. Jie pateikia tik pardavinėjamų objektų kainas ir tas objektas gali būti net neegzistuojantis. Jūs turite suprasti, kad bet kas gali įdėti bet kokį skelbimą, pridėti bet kokių nuotraukų. Ten niekas tapatybės nenustatinėja, niekas nedaro, kad įsitikinti, ar ten tikras turtas, ar netikras. Dabar šiek tiek portalai, žiūriu, jau pradėjo ten, kad pranešti, jie netinkamas skelbimas ir taip toliau, ir šiek tiek kovoja su to informacijos šiukšlinimu, bet kai yra dešimtimis tūkstančių skelbimų, tai kažin, ar tokiu būdu galima išspręsti tą problemą. Tai va, internete. Galima iš interneto gauti pakankamai daug informacijos ir kas patogu yra, nepajudinus užpakalio iš namų. Bet jeigu kas analizuosit skelbimų portaluose esančią informaciją, ne mūsų skelbimų portalė. Mūsų skelbimų portalė tik savininkai.lt mes pateiksim tikslią informaciją. Tiksliai. Jeigu už tiek buvo parduotas, už tiek buvo parduotas. Jeigu analogiškų 10 būtų už tokią kainą buvo parduota, jūs žinosite tiksliai. Ir jums tas nieko nekainuos, jums nereikės už tai mokėti. Bet, sakykime, tose dabartinėse populiariuose bendruose skelbimų portaluose, ten ar specializuotose nekilnojamo turto, ar dar kažkur tai kas kokias nori kainas, tas tokias deda ir išsifiltravus ten 2 kambarių butas ar 3, jūs matot kainą ir galvojat, kad čia yra ta kaina. Ir patys tiek bandot statyti ir taip toliau. Bet jūs nežinot, kokia yra gauta kaina. Nėra gautos kainos. Nėra. Kas už kiek gavo, jeigu reiškia, prašė tiek, pardavė žmogus ir nebėra to skelbimo, jis nebegalioja. Nėra parašyti, kad už tiek pardavė. Kodėl to nedaro, aš nežinau, nes tai tą darysim, kadangi žmonėms reikia. Iš tikrųjų yra daug motyvacijų, kad netgi skelbimų portalai, nemanau, kad jie yra suinteresuoti, kad žmonės žinotų tiksliai kainą. Įsivaizduokit, jeigu jums skelbimų portalas pasakytų, jūsų kaina yra tokia, mes tiksliai analizėjom tą, jūs įdėjot per vieną dieną pardavę. Pardavėt per vieną dieną, sumokėjot tos 3 eurus ar 5 eurus už skelbimą ir gavot efektą, ir gavot super gerą efektą. Ar daug uždirbs skelbimų portalas, jeigu visi per vieną dieną pradės pardavinėti? Skelbimų portalų geriau, kad jūs reklamuotumėtis kokį mėnesį ir per mėnesį mokėtumėt ne 3 eurus, o 100 eurų. Vėl natūrali motyvacija neteikti kokybiškos, sakykime, paslaugos, kad ilgiau sėdėtumėt ten, ne? Taip kaip į barą žmogus, jeigu ateis, išgers 50 gramų ir išeis, nelabai kokia nauda tam barui. Baras nori padaryti, kad arba kazino nori padaryti, kad žmogus kuo ilgiau ten prabūtų, kuo ilgiau prabus, to geriau, ar ne? Bet ką gali daryti, sakykime, tos išsifiltravę skelbimus, grubiai galit pjauti 10-20% į apačią kainą nuo vidutinių tų prašomų kainų ir ko gero turėsit tikras pardavimo kainas. Bent jau mes tiek, sakykime, nuo 10 iki 30% yra netgi taip, kad reikia nupjauti tam tikriem objektam po 30% kainas ir tada jūs žinosit, kokia yra tiksli to turto pardavimo, kokia yra arba bus tiksli to turto pardavimo kaina. Netgi 30% pigiau atrodytų, wow, kodėl žmonės taip brangiai prašo ir parduoda taip žymiai pigiau. Kodėl? Aš užduosiu jums klausimą. Ar jūs norit brangiau parduoti turtą ar pigiau? Ar pasipigindami jūs brangiau parduosit? Nes kainą pasistatęs aukštai visada galėsi nuleisti. Ar ne, nuleidinėti po biškutį. Kainą pasistatęs per žemai jau pakelti nebepakelsi. Jeigu visur išreklamuosi, kad parduodi už 30 000, po to bandyk nebandęs jau parduoti tą butą už 40, jau niekaip neparduosi. Neparduosi, jeigu už 30 prašysi, 32 niekas tau neduos. Jeigu 35 prašysi ar 45 prašysi, tai jau gal ir gausi 32 ar 35. Tai va, internetas
Internetas, kaip aš vadinu, yra šiukšlynas, labai toks populiarus palikęs šiukšlynas, nes gerų duomenų bazių jūs prie tikslių duomenų bazių neprieisite, o prie to tokio šiukšlyno, kur visi kapstytųsi, tai galima, aišku, prieiti, bet ar tiksliai jums padės tą kainą nustatyti. Ir jeigu jūs vėl negali tiksliai kainos nustatyti, jūs ir vėl reiškia, sprandat laiką, neįvyksta sandoris ir taip toliau. Tai va, internetas turėtų būti viena iš priemonių tokia kaip, ką žmonės prašo. Bet jūs ten tik žinot, ką žmonės prašo, jūs nežinot, ką žmonės gauna, tą būtinai turit prisiminti. Sekanti priemonė būtų apklausti kaimynus.